Sveiki, šiame video rodysiu, kaip ruošiuosi sezono pradžiai. Gaminsiuos platformas GPS inkarui tiek ant guminės valties, tiek ant plastikinės. Taip pat atsinaujinsiu savo plastikinės valties suolą, ant kurio vėliau montuosiu naują kėdę. Ir dar pabandysiu pasiaukštinti guminės valties suoliuką. Važiuojam! Na ką, pagaliau ta diena atėjo. Atkeliavo pas mane elektrinis inkaras, GPS inkaras Haswing Cayman B55. Tai Haswingą aš jau turiu elektrinį variklį paprastą, labai jo patenkintas. Tai rinkdamasis inkarą ir galvodamas ar minkotą ar dar kažką, visgi nusprendžiau pataupyti. Aš stengiuosi kažkaip tais žvejyboms išleisti kuo mažiau. Aišku, ne visada tas taupimas ateina į gerą, bet Haswingas kol kas man palieka gerą įspūdį, todėl ir elektrinis inkaras bus Haswingas. Pirkau pas Haswingo atstovus valtinę Baušop LT ir dabar labai tikiuosi, kad pavyks man greitai pasiruošti ir pavasarį jį išbandyti. Tai nieko nelaukiant bandau tvirtintis prie savo abiejų valčių ir žiūrėsim, kas čia gausis. Elektrinio inkaro niekada neturėjau, nelabai moku naudotis, tai bus labai įdomi patirtis. Jūs irgi galbūt kartu su manim pažiūrėsite, kaip kas yra. Aš papasakosiu, kas gaunasi, kas nesigauna. Tai manau, kad bus apie ką padiskutuoti šį sezoną. Tai ką, inkaras GPS jau yra, reikia pasidaryti platformą, kaip pritvirtinti jį prie guminės valties. Bandysiu ir prie plastikinės, ir prie guminės turėti tą inkarą. Tai radau tokią plokštę jūrinę likutį, aš manau, kad jinai puikiai čia tiks. Tada nusipirkau du tokius laikiklius, jie klijuojasi ir į juos įsistato, šitas daiktas bus ant plokštės ir įsistatys ir užsifiksuos. Tai grubiai plokštė bus va taip, reikės kažko čia paremti, kad jinai negriūtų va taip. Aš galvoju, čia tiesiog kažkokį tai paaukštinimą padarysiu ir atremsiu ją čionai. Ir kažkaip sutvirtinti, kad jinai į viršų taip nekiltų. Aišku, jai nėra ko kilt, bet vis tiek pritvirtinsim turbūt prie šito laikiklio, kur priekyje yra valtis. Tai ką, dabar pradžiai man reikia suvalyti paviršių ir susižymėti vietas, kurioje vietoje reikia man prisiklijuoti. Aš du tokius laikiklius turiu. Naudosiu tokius klijus. Populiarus jie jau, kas klijuoja, tas turbūt žino. Ir tiek, pradėsim darbus.
O kol kas tiesiog dezinfekcinių skysčių. Turbūt ir to užtenka, bet dabar tik pasimatavimų noriu išsivalyti. Po to gal kažko stipresnių išvalysiu. Nu, pasižymėjau vietas pieštuku, dabar apsiklijuosiu aplinkui su lipnia juosta, kur čia jinai pas mane. Va, skirta, dažymui čia turbūt, kad neištepliočiau vietų aplink, kur tepsiu klijais. Ir bus galima po truputį klijuoti. Na ką, laikas tept klijus biškutį, kažkaip baisu, bet reikia pradėti. Dabar duodu išdžiūti ir
kiek čia tų klijų liko, padarysiu dar antrą sluoksnį tokį patį. Vėl duosiu nudžiūti klijams, tada pakaitinsiu ir klijuosiu. Ką reikia dabar pabandyti nuklijuoti čia gražiai. Ką, dabar iš vis atsakingiausias momentas. Reikia pašildyti ir klijuoti. Taip. Kažkaip čia dar pataikyti reikia. Bandom. Feną dėja turiu tik tais naminį, bet tikiuosi to užteks. Panašu, kad neužtenka feno, nes net nelimpa niekas. Kaip ir spalva pasikeitė tų klijų, bet aš spėju turėtų biškutį lipniau būti. Reiks organizuotis feną gerą. Na ką, antras bandymas. Įranga biškį rimtesnė dabar. Praėjo jau kažkiek laiko, kol čia susiorganizavau šitą feną, tai tikiuosi, kad čia dar ne per vėlu klijuoti. Nieks nebelimpa jau čia. Atrodė, kad nelimpa, bet iš tikrųjų dar ir kaip limpa, aš gal ir perkaitinau jau.
Nu ką, bandysiu kažkaip paimituoti, kaip čia viskas turėtų atrodyti, biškį apipjoviau iš akies. Taip, čia įsistato viskas gerai ir dar nėra padaryta apatinės atramos. Jinai dabar va taip tabaluoja, tai paimitavimo iš izoliaciją čia kišiu. Kažkas tokio turėtų būti. Nu taip gaunasi. Šiaip svoris variklių yra didelis. Ir mano net valtis turbūt kyla visa nuo to svorio. Valtis yra maža, lengva. Tai net nežinau, ar čia viskas suveiks. Aišku, man reikėtų dar prisipūsti gal valtį daugiau. Nes aš su savo tą pompą prisipūčiau labai nedaug. Dabar teks pūstis daugiau. Nu reiks bandyti, nežinau. Ant vandens irgi vėl kitaip bus kažkaip. Tai dabar lieka pasidaryti tą paaukštinimą, prisitvirtinti plokštį ir protestuoti. O šiaip viskas gerai gausi, manau. Na ką, rašiu platformą elektriniam inkarui, GPS inkarui. Tai išsipjoviau plokštę tokios formos, vat kaip priekis. Ir tvirtinu ją tiesiog su varžtais iš apačios, su medvaržčiais, bet kiaurai šitą plastiką. Bandau kažkaip tai surasti padėtį, varikliui nelabai turiu patirties tame. Tai mintis tokia, kad kuo labiau į šoną nukreipti pagalį, kad čia palikti erdvės, bet ir kad neišlystų už valties šoną, jei kažkokia kliūtis ar kažką plauki atsirimi, kad nesu varikliu remtumeisi. O čia darau tokį minimalų išsikišimą į priekį. Tai dabar kažkaip bandysiu pažymėti, kurioje vietoje viskas stovi ir pritvirtinti tą platformą.
Taip pat atnaujinu savo suoliuką, padariau tokios platformos, tik tais tvirtesnį iš 2 cm, man atrodo, storio plokštę, nes aš prieš tai tokią per ploną paėmiau, jinai linko. Nu ir šita biški linksta, bet manau, kad mane išlaikys. O šitą suoliuką aš darau tam, kad visų pirma man vieta šita patinka, nes šitoj vietoj sėdėti man ne fain, norėtųsi biški toliau. Ir plius gaunasi aukščiau, ant bortų aš ją pasistatau ir aš pats sėdžiu aukščiau, kojos taisyklingesnėj pozicijoje, neskauda, nepavargsta. Tai man šita mintis labai faina. Čia tokį padarau kampą, kad atsisėsti va tai būtų patogiau šonu, nes variklį čia laikau. Tai va šita pozicija man patogiausia. Tai dabar prasivalysiu šiek tiek šitos vat kraštus. Nes jau baisiai purvina ta mano valtis, visos nevalysiu, tai bent jau kraštus ir irgi pritvirtinsiu su medvaršiais iš apačios. Planas yra pasikelt šitą suoliuką truputį aukščiau mano guminį valtį. Jisai pakankamai žemai yra ir gaunasi, kad kojos sulenktos, kai žvejoja. Aš noriu jį vos pakelt. Tai mano mintis yra, išsipjoviau tokius 2 kaip bruselius, nežinau kaip pavadinti. Aš juos planuoju čia pastatyti, o šitos laikiklius perkelt į šitas vietas. Ir gausis, kad jisai įvažiuos ir taps aukštesnis ant tiek. Nežinau, ar čia gera mintis. Ar jis tiesiai stovės, ar neatsiras kažkokių dar reikalų, neįsivaizduoju, bet noriu pabandyti. Čia ypač aktualu biški vyresniems žmonėms, kurie su nugarom dažniausiai turi problemų, tai kuo aukščiau sėdi, kuo kojos mažiau sulenktos, tuo nugarai geriau. Tai bandysim įgyvendinti šitą projektą.
išvirkštinimas padarytas, dabar reikia grąžinti šitos laikiklius atgal. Kažkaip išmatuoti ir tiksliai grąžinti. Prieš nusukant šitos laikiklius aš išsimatavau atstumą tarp jų ir nuo krašto kiek turi būti. Na, toks suoliukas gaunasi. Žiūrėsim, ar visą tai veiks. Kaip ir turėtų viskas būt gerai.